Sveiki. Pagaliau aš grįžau. Paskutinį kartą laivą dariau turbūt prieš kokius 4 mėnesius. Taigi, pradam šių metų 25-6 sezoną. Atsibodo rašinėti, šiais metais daugiau šnekėsiu. Tai bus mini webinarų ciklas, gal net labiau tiktų pamokėlių ciklas. Todėl šiandien aš jas trumpai apžvelgsiu. Kaip matot iš skaidrės, žmogus nedalmo visma. Toks yra pavadinimas. Taigi, norint suprasti žmogų, iš tikrųjų mes negalime jį žiūrėti tik vien į fizinį kūną. Tai yra angliškas paveiksliukas, bet jūs turbūt angliškai mokate skaityti ir suprantate, aš be jokios abejonės irgi jums pavertėjausiu. Sudukas kažkur lagina mano kompiuteris. Ok, taigi mes matome, tai yra žmogus kaip visuma, labas, kad žiūrit. Ir jį reiktų suskirstyti 3 pagrindinius aspektus. Tai yra kūnas, siela ir dvasia. Norint suprasti žmogų, mes negalime jį žiūrėti vien kaip į mėsos gabalą, dėl to šiais metais bus šiek tiek ezoterikos. Kažkas pabėgo, pamatęs turbūt žodį siela. Ne kiekvienam savo, ne? Taigi, ir pradėkime nuo pačio elementariausio, tai yra be abejo nuo žmogaus kūno, kurį mes daugiau mažiau visi gerai suprantame, ne? Taigi, keletą įdomybių apie žmogų. Taigi, kaip ir minėjau, dabar yra ta žmogiškoji dalis, tai yra fizinis kūnas. Keletą įdomių faktų apie jį. Sakau, šiandien vadinę laidą, aš tik supažindinsiu, apie ką šiais metais aš darysiu laideles, o jūs tikiuosi žiūrėsit, sužinosit nors kažką, net ir vieną dalyką naudingo ir jums pasidarys įdomu, sužadinsiu jūsų norą patikrinti jums teikiamą informaciją ir iš to gali būti nauda. Ir bus be abejo, jeigu jūs tikrai mano informaciją tikrinsit. Kaip matote, iš paveiksliuko, žmogus turi 206 kaulus, 650 raumenų, kraujagyslių lygis 100 000 kilometrų. Neįtikėtina, kiek žmogui visko yra, ne? Plaučių tūris, smegenų svoris ir širdies fatūris. Taip pat keletas įdomesnių dalykų, kad žmogaus kūnas turi daugiau bakterijų negu žmogaus ląstelių. Dėl to tai yra iš tikrųjų ypatingai svarbu, bet vėl kitose laidelėse mes kalbėsime apie tai daugiau. Smegenys veikia elektra. Kiekviena mintis ar jausmas susijęs su elektros impulsų perdavimu per nervų ląsteles. Širdis sukuria pakankamą slėgio, kad iššautų kraują 9 metrų aukštyje. Per vieną dieną širdis sustraukia apie 100 000 kartų ir pompuoja 7 000 litrų kraujo. Taigi žmogaus kūnas tikrai neįtikėtinai nuostabus kūrinys. Vakarų medicinų užtenka dažniausiai gilintis tik į žmogaus fizinę dalį, bet, kaip sakau, mes negalim žmogaus išskirti, dėl to mes šiandien šiek tiek pašnekėsim ir apie kitas žmogaus dalis. Taigi, puiku, kad mes kalbam fizinę kūną, bet mums yra labai svarbu iš tikrųjų suprasti šiek tiek ir giliau. Kadangi, kaip mato, čia yra čakrų paveikslėlis, daugiau apie čakras be abejo kalba rytų kultūra. Jeigu visos čakros yra mūsų subalansuotos, mūsų energija turėtų tekėti, statmenai iš vienos čakros per kitą. Taip tekėdama energija mūsų kūną padarytų subalansuotą ir sveiką. Tačiau dažniausiai taip nėra. Čia susipažinimui tiesiog, kokios yra čakros, karūnos čakra, trečios akies čakra, čia aišku lietuviški vertimai. Indai šiek tiek kitaip į tai žiūri, gerklės čakra, širdies čakra, saulės rezginio, kryžminė čakra ir šaknies čakra. Iš tikrųjų, mums labiau aktualu būtų kalbėti apie pirmasis 3 čakras, nes būtent čia energijos dažniausiai daeina iki 3-osios, galbūt 4-osios čakros ir užstringa. Dėl to mes būtent šitose vietose turim didžiausią problemą ir su sveikata. Čakra nėra šiaip kažkoks gražus žodis. Čakra yra mūsų būtent energetinis kūnas. tą svarbu žinoti.
Ir kiekviena čakra yra susijusi su tam tikru organu. Kaip ir minėjau, 3 šitos kol kas man aiškėja šiek tiek daugiau, tai yra saulės rezginio kryžmens čakra bei šaknies čakra. Ir pasakoju, kodėl tai yra svarbu. Taigi, iš viršaus į apačią eilės tvarka vėl. Saulės rezginio čakra susijusi su mūsų emociniu suvokimu. Mes dabar jau kalbame apie sielos lygmenį, tai būtent apie mūsų emocijas. Ir būtent pagrindinės tos čakros atsakingos už mūsų organus, tai yra aštužies pulsį, kepenės, inkstus, antinksčius, kurie gamino hormonus. Inkstai turbūt žinot, kad valo mūsų kraujotaką, padeda tai daryti kepenim. Taip pat kryžmens čakra, tai antroji čakra, jinai vėl lytiniai organai, skrandis, viršutinė žarnyno dalis, kepenys, tulžis, pūslė, inkstai, kasa, vėl taip pat antinksčiai. Ir apatinioji čakra, tiesiog mūsų išangė, įtakoja prostatą, vėl antinksčiai, inkstai ir taip toliau. Tai mūsų apatiniai visi organai, su kuriais mes dažniausiai turim problemų, nes jie yra atsakingi už mūsų kraujotaką ir už mūsų hormonų gamybą. Na, jeigu taip trumpai galima būtų apibūdinti, tai būtent siela yra mūsų energetinis vaizdas. Čia yra pavaizduota, ačiū dirbtiniui intelektui, auros fotografijos pavyzdys. Kodėl tai yra svarbu? Na, šitos merginos aura yra vientisa ir gražiau, vyrukas šalia yra suskeldėjusi. Aš kalbu labai beje rimtai, tai visiškai nėra jokių humoro, nes žmogų balansuoti galima per kūną, per jo energetinius čakras. Galima žmogaus problemas pamatyti per aurą. Tai va, geri energetikai iš tikrųjų pirmiausiai pokyčius pamato auroje, auros struktūroje, kaip ir šitą nuotrauką, jinai yra sutrūkinėjus. Pirmiausiai pokyčiai matosi būtent auros struktūroje, o tik po to per kažkiek laiko tai pasiekia ir mūsų fizinį kūną. Taigi, matydami problemas čia auroje, mes jau galime pradėti spręsti problemas mūsų fizinėme kūne. Dėl to tai yra svarbu. Aš suprantu, kad labai toli važiuoju nuo įprastų šnekėjimų apie žmogų, tačiau nežinant viso žmogaus, mes negalėsim niekada būti pilnai išgydyti, subalansuoti. Dėl to tai būtina žinoti. Turime save per fizinę kūną gydyti, balansuoti, taip pat per savo sielą, per aurą, per energetinius centrus. Na ir be abejo, paskutinioji, bet nemenkiausia dalis yra mūsų dvasia. Na, čia graži nuotrauka paskolinta iš interneto, nes, na, jūsgi žino, mes esame energetinės būtybės. Dėl to čia tas žaibavimas labai puikiai tinka. Taigi, fizinis kūno balansavimas. Mes tai galime daryti balansuodami mūsų mitybą, fizinį krūvą, maisto papildus, vaistus be abejo, akupunktūrą, dvasinį kūną taip pat, kadangi dvasinio kūno balansavimas būtų būtent per čakras, mes galime balansuoti būtent su akupunktūra šį aspektą, padėti energijai tekėti būtent per mūsų čakras ir taip padėti mūsų kūnui. Kaip jau minėjau, geras energetikas, jis mato auros struktūrą ir jau galima kūnui padėti anksčiau. Tai va, pirmoji problema atsiranda dvasinė mūsų kūne, tik po to pereina į fizinį kūną. Tie, kas žiūrės, nepalikit blogų komentarų, aš kalbu tikrą tiesą, tiesiog netokią populiarią, netokią įdomią jum turbūt. Man tai yra įdomu ir labai svarbu. Ir be abejo, mentalinis kūno balansavimas, tai yra mūsų dvasia. Vienintelis nemirtinga mūsų kūno dalis, kuri tikint rytų filosofiją keliauja. Vis atsinaujina ir vis kitam gyvenime su savo turima patirtim tęsia savo kelionę. Labai trumpai šiandien, kaip ir visos kitos laidelės, beje, jos bus, nuo 10 kažkas verkia. Ok, tai nusivalykit ašas. Mūsų laidelės visos šitos bus iš tikrųjų tarp 10 ir pusę valandos. Tikrai pasistengsiu per 10-20 minučių pašnekėti. Esmė man nepadaryti webinaro ilgo, nes jūs galbūt išžiūrėsite iki galo, gal kažką nors sužinosit.
Mano tikslas jums suteikti naudingos informacijos, būtent bus trumpiniai parašyti taip, kad jūs įvedę į internetinę kažkokią ieškoklę galų gale surastumėt informacijos ir norėtumėt patys kažką daugiau apie tai sužinoti. Taigi, be abejo, daugiausiai šį sezoną mes šnekėsime apie žmogaus fizinį kūną, tačiau nepamiršim šiek tiek paliesti ir ezoterinį temą. Taip kaip jau šiek tiek užsiminiau apie čakras ir taip pat šiek tiek užsiminiau apie mūsų dvasią. Apie ją šnekėsim turbūt mažiausiai, bet kūną narstysim šiais metais tikrai neblogai. Aišku, mano pagrindinė mintis jums perkelti žmogaus fiziologiją, kaip maždaug lengvai ir paprastai paaiškina žmogaus organizmas veikia ir ko reikia, jeigu jis gerai neveikia, kad pradėtų veikti gerai. Viena svarbiausių fazių, kurią aš jums pasakiau, tai pasakysiu dabar, yra kūnas yra nedaloma visuma. Tai kaip ir vadinasi mūsų mini webinaras iš tą pamokėlę. Dėl to mes turime rūpintis visapusiškai. Tai nėra atskirų organų kratinys. Kiekviena kūno dalis turi ryšį su kita kūno dalimi. Dėl to, vakarų medicina įprasta be abejo. Jeigu tavo problema su širdim, tu be abejo eini pas kardiologą, jeigu problema ten su hormonais pas endokrinologą eini ir taip toliau ir panašiai. Šita praktika be abejo yra gera, tačiau kūnas nori ir gali ir tikrai gali savo padėti pats. Dėl to mes nešnekėsime apie šį sezoną apie jokius vaistus, mes kalbėsim apie natūralias alternatyvias medicinos gamtos mokymus, kaip mūsų kūną padaryti subalansuotą. Man šitas žodis labai patinka, dėl to, kad gyvenime turėtų būti balansas. Taigi, šiandien pirmoji įvadinė laidelė, maždaug apie ką šį sezoną bus. Ir pradėsime nuo kito trečiadienio, jo panašių laikų, aš pranešiu be abejo. Ir mūsų pirmoji laida bus be abejo apie fizinį kūną, vėl truputį abstrakčiai. Kasgi tas fizinis kūnas yra, ko mes iš jo turėtume norėti, kaip mums jį stengtis išlaikyti sveiką, kokios paprastos taisyklės mūsų gyvenimą gali būti padaryti labai paprasta, išlaikyti sveikatą ir optimistiškai žiūrėti į šį nuostabų pasaulį. Viskas šiam kartu tiek. Sakau iki ir pasimatysime kitą savaitę tuo pačiu metu. Iki.